Bandysim prisiminti, kaip spiningą reikia rankoje laikyti. Jeigu per kameras matot, kad nemoku, žinokit, spiningauti, tai baisiai neteiskit. Pirmas blynas, bišk prisvilęs. Sveiki žvejai. Tai man atrodo, kad jums dabar pirmas klausimas iškilo, ką aš čia veikiu. Prie telkinio, gruodžio mėnesį, medžiai be lapų, vanduo šaltas, karpių tikrai neįsigaudyti. Bet negalima sakyti, mačiau, kad ir dabar karpius gaudo ir vieną kitą tą karpį pagauna, aišku, ne laukiniuose, o komercinėse telkiniuose, bet čia atvažiavom ne karpių gaudyti. Tai gal kas matėt ar nematėt, pakeičiau kanalo pavadinimą, pervadinau, tai žodžiu galvojau, kokius čia bandyti ateinančiais metais padaryti naujoves, tai nusprendžiau, kad nebežiūrėsiu vien tik karpių, žiūrėsiu, vadėkim, visoje Lietuvoje, bet įvairią žuvį. Tai kad nebūtų, vadėkim, vien tik karpiai, aišku, karpių neapleisim, ateis karpių laiks, ateis pavasaris, važiuosim tus karpius gaudysim, bet kad būtų įdomesnis turinys, toks, dėkim, daugiau įvairovės, tai nusprendžiau, kad pabandysim pagaudyti ir kitas žuvis. Tai ką, chebrytė, jeigu nori tokio turinio ir jums patiktų tas turinys, tai pakomentuokit, uždėkit laiką ir kelnuosim ir gaudysim ne vien tik karpius, nes aš galvojau seniai kažką kitko begaudžiau, skyrus karpių. Aišku, kitos žvybos yra juodas miškas man, bet bandysim. O ką šiandien gaudysim, tai atvažiuoju tokį nedidelį telkinuką, gaudysim spiningų. Tai bandysim prisiminti, kaip spiningą reikia rankoje laikyti. Tai kiek kas, jeigu matėt mano vaizdo įrašus ankstesnius kartus, tai matėt, kad gaudau su laiveliu, tai reiks prisiminti, kaip užsimesti meškerę. Tai ką, chebrytė, tai tokios būtų naujienos iš manęs. Bandysim eiti, kad žašmas neturiu daug laiko, už 2 valandų realiai jau pradės tempti. Buvo planai nuvažiuoti vakar didesnį telkinį, bet nepavyko vien kodėl, kad, pažiūrėkime, aplink Mažeikių rajoną, vakar dar ant telkinių buvo ledas. Šiandien jau kiek pravažiavau, jau apsižiūrėjau, jau naktį lyjo vis tiek daugiau mažiau vakar, į naktį lyjo šią naktį ir vakar visą dieną lyjo ir tą, kaip sakta, ledą greičiau ištirpdė. Tai man nepavyko su tą valtim išvažiuoti kokį didesnį telkinį pagauti lydekų. Bet paliksim kitam savaitgaliui tą. Iš šitą savaitgalį bandysim taip, tokį mažą telkinuką apeiti aplinkui, pabandyti pažiūrėti, kaip tą spiningą pažiūrėti, kaip be atrodo, kaip svaidyti, ar be prisiminsiu, nes jau senokai to nedariau. Tai judam, rašykit komentaruose, ar patiktų toks turinys, įvairios žuvis. Ir kas svarbiausia, nepėjau, kaip jeigu kas jau galvosit, kad karpių nebus, bus tų karpių žvybų irgi, viskas niekur tie karpiai nedings, leidom karpiam peržymauoti ir prie karpių grįšim pavasarį. O dabar bandom, einam, gaudom lydekas, o ką toliau gaudysim, matysim, o matysit, kaip sakė, kituose video, bandysim kažką išgalvoti, kad jums įdomiau būtų. Tai chebrytė, einam, bandom pagauti bent vieną tą lydeką. Pabandom pirmosius metimus, pagauti pirmą ledikaitę po ilgo laiko. Pabandysim dabar ant tokio mažesnio gylio su guminuku, kad galėtų išeitų padaryti lėtesnį pravedimą. Žiūrėsim, tos lydekos bus aktyvios, nes dėkim vis tiek kaip reaguosi tą, dar prieš kelias dienas leds buvo, o dabar labai orai tokie permainingi vėl.
ir tas gali nepatikti. Aišku, guminuko spalvą pasirinko tokia ryškesnė, nes vanduo jį toks mūtnas, kad aiškiai matytų. Aišku, tokių voblerių gali tačmanyti su vobleriais, bet neturi tokių voblerių, kad nertų, nes šį gylis nedidelis. Šį gylis realiai kažkas apie 2,5 metro. 2,5 metrų, neturi tokių voblerių, kad nerimo gylis būtų iki 2,5 metrų, turi realiai ten 5-6 metrai, nu, bet žodžiu, kad lydekų aš tiek te gaudydavau, reiks realiai viską susipirkti ir realiai kitom žvejybos technikom reiks viską susipirkti, nes aišku, fiderius turiu, kažką galės panaudoti ir dėkime kokį gultai palapinės ir iš karpinių. Bet, kaip sak, vis tiek daugelį dalykų reiks susipirkti vėl. Kažkokių žolių čia yra. Oi, buvo paėmęs. Peiliuks buvo toks nedidelis, šis nedidelis. Buvo pirms kibims, nesuprangau, kai žolės vėl ėjo, o buvo pirms kibims. O, ketvirtis metims. Į mažylis jau buvo paėmęs. Tai gal tikriausiai matysis gal per kamerą, kaip srovė nuėjo, kad atsikabino. Gal kai žuolis įėjo, tai kirtimo nedariau. Nu, žodžiu, reikia prisiminti, žinokit. Jeigu per kameras matot, kad nemoku, žinokit, spiningauti, tai baisiai neteiskit. Nes, nu, seniai bedariau šitą. Karpius te gaudžiu. Dabar reiks viską vėl priprasti. Kaip viską daryti. Bet ženklas geras. Kibimas pirmas buvo. Tai tikėkimės, lydekos maitinasi. Ne, nu šiandien tikslas būtų bent vieną tą lydeką pagauti ir daugiau ir nereikia. Čia iš vis šiandien planos nebuvo nieko gaudyti realiai. Buvo tik tas realiai atvažiuoti, padaryti kokį gamtoje vidosiką jums, kad suprastumėt, dėl ko pakeičiau pavadinimą. Jeigu kažkas, aišku, matėt ar nematėt, kad pakeičiau. Kad, vat, ką planuoju čia daryti. Nu, dar vieną metimuką. Tai sakau, kad būtų video įdomesnis, pabandysiu, sakau, kad tiek tai laiko te turiu, atvažiuosiu pamėginti paspiningauti. Biškelį. Žinot, kai būn sekmadieniais, kai nori lovai ilgiau pasivartyti ir dasilauki to. Nu dar biškelį, jau žiūri pietai. Judam toliau. Nu, bent vienas kibimuks jau buvo. Tai bent tos geros naujienos. Gal tikėkimės, lydekos juda.
Nežinau, chebrytę bandysiu guminuką keisti, nes daugiau po to viso kibimo, daugiau tylo ramu. Dalyt pradėjo, tiksliau lašnuoti, tai bandysim tokį variantą. Štai tokia spalvikė, raudona, nežinau, matysim. Bent kol kas daugiau jokių ženklų, apart to vieno. Nu. Aš jums nežinau, gal nori didesnę kasnį. Kaip esu buvęs girdėjęs, kad kiti žvėjai su tom didesniam gumom bando. Aš tą žvėrelį su tom tokiam dideliam nesu buvęs gaudęs. Tai nežinau. Matysim, gal raudoną spalvą labiau gal išprovokuos. Sužeistą žuvelę, gal tokie bištogo taip atrodys. Matysim. Bet kalyt pradėjo, tai negerai. Aš kamerą bent įjungęs. Reiškia nesikalbu aš čia viens pats su kažku, su dvasiam. Reiškia vis tvarkelė. Aišku, čia, kaip sakiau, telkinuks nedidelis. Apeisim mane greitai. Kiek čia tų guminukų neprikeiteliuosi. Pabandysim. Sakau, kad tokia pirma žyba gavos. Aišku, vakar irgi buvau kaip šnekėjau, kad vakar buvau išvažiavęs pažiūrėti irgi kitų telkinukų, didesnių, bet kad tie telkinukai dažniau net valti, pasiimti ir sakau, varyt paspiningauti kur nors. Vat. Bet gerai, kad nesėmiau, sakau, gal po pirmo nuvažiuosiu, sakau, apsiuostysiu ir tik tada spręsiu, ką daryti. Tai aišku, gerai, kai nesėmiau, nes sakau, kad vietom dar buvo ledas. Tai buvo minčių gal važiuoti Ventą pabandyti, bet galvoju, šį savaitgalį praleidom, padarom tokią mini ekspediciją, mini žvejybą ir kitą savaitgalį matysim. Galvoju bandyti kitą savaitgalį arba su gyva pabandyti su plūdinę pagaudyti, arba paspiningauti. Dar tiksliai nesu apsprendęs, matysiu, pavyks pasigauti raudelių, arba iš kažkur gauti žipso, kad ir tada varyti su valtim, pabandyti paieškoti lydekų su gyva. Nes kol kas į dabar čia nieks nenori imti. Arba netitaiko spalvos. Arba nežinau, ką blogai darau. Skautas spiningavimas man irgi tas toks tamsus miškas. Kažkada, aš jums būdavo, kad kars nukart paspiningaudavau, bet čia ten tas toks, dėl pažaidims toks būdavo, aš neturėjau ką veikti. Būdavo atvažiuodavai kažkur, turėdavai įsimetęs spiningą į bagažinę ir taip. Bet čia nebuvo taip, kad kažkoks buvo pasinešęs. Baisiai, ką varyt ten baisiai daug. Nu, dabar aišku, dabar mokinsimės viską. Kas galvojat irgi pradėti spiningauti, tai da kažkoks naujokai esat, tai galėsim kartu pradėti mokytis. Spiningauti, fideriauti, žodžiu, bus. Galvoju pradėti viską, žodžiu. Bandysiu belę kokį žuvį bandyti pagauti. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Tikėjusi jums kažką parodyti, kažką naudingo.
davėjais pradėjo kiltint vakar. Judame į priekį. Tylu ramu. Bandome į toliau. Buvo kažkoks vėl kibims, žodžiu, bet nesuprantu, tos tokios neaktyvios, pakirtau ir panešė į šoną ir įspjovė. Žodžiu, niekaip nesileid pasirodomas lydekas, bet kažkas nedidelė, vėl peilatis koks. Kažkas nedidelio. Nu, bandom. Toliau dar kelis metimus padaryti. Gal kažką paeis. Nu, aš jau taip pradedu įtart, kad ši žvejyba galbūt ir be lydekų. Nes keli mažiukai pakštelėjo ir viskas. Kažkas nepatinka lydekom. Nenori imti. Aišku, mes lydekus jau vangios ir nėra ko norėti gruodis. Draugai, gruodis.
Nu nieko, čia toks pirmas blynas, bišk prisvilęs, bet niek nepakeis. Matysim kitą kartą. Nepasiduosim taip lengvai. Atrodo, kad kliovas buvo, bet ne kliovas. Gaila. Neėjam, lydekėlės neėjam. Arba kad tas vanduo toks ir kažkoks toks vis tiek toks mūtnus. Gal sunkiai tą masalą dar mato, bet vis tiek atrodo tas spalva ryškiai uždėta, turėtų matyti įdomiai. Kas jom čia nepatinka. Žadėjau kokią blizgę dėti, bet galvoju blizgę gal, blizgę turi traukti greitai. O jeigu nusi taip vangios nėra, tiksliau vangios ir, tai jeigu uždės dar blizgiai, tai iš vis, man atrodo, nieko gero nebus. Tai žodžiu, leisim šį kartą, man atrodo, lydekom laimėti, nes jau pradėjau tempti. Aš jums per kamerą taip neatrodo, bet man atrodo, kad bišk prasiblaškiau, prasivaikščiau. Man atrodo, kad pakaks. Nieko. Da į laiko, da iki lydeko draudimo gal da spėsim, da ir ant ledo užlipti. Aišku, mums gaila, kad nebe pas mus tų žiemų tokių, kokias būdavo anksčiau. Ką galėdavai gruodį ant leduko užsilipti. Dabar realiai su gyva gali gaudyti, kokias mūsų žiemos įpalikusios, realiai žiemą gali gaudyti iš valties, tik tai su gyva arba nuo kranto. Nes kaip jau kelinti metai, biški lapkritį, lapkričio gale tos ragučius parodo, paduotos sniegaus ir paskui vėl šilumos. Kaip dabar kitą savaitę rodo nuo 8 iki 10 šilumos, tai čia gruodžio mėnesį nuo 8 iki 10 šilumos, aš nežinau. Čia kažkokia mistika. Tai vat, nieko gero. Nu, aišku, bandysim gaudyti ant atviro vandens. Bandyti kažką pagauti. Vis tiek kažką gaudysim, kažką veiksim. Matysim, gal užšals po naujų metų ledas. Galės varyti karšių pagaudyti nuo ledo. Nu, žodžiu, esu prigalvojęs įvairių tų variantų. Ką mėginsim. Tai va, ką einu dar, kelius metimus padarysim ir vyniosim namo. Nu va, padarom da kelius metimukus, išliaušim, kaip sak, namo. Kepinį šildyti. Užteks. Kitą kartą pasiruošim labiau. Dabar yra kaip yra. Pabandyti pabandėm. Kas gaunas, kaip atrodo. Su spinningu per naujo susipažinom. Svarbiausia, man buvo šį video pasakyti informaciją,
kad dar būtų jums įdomu matyti įvairesnį turinį. Tai lauksiu jūsų atsakymų komentaruose. Nu ką, chebrytė, viskas, užtek, šiandien baigom savo pasirodymą. Pratęsim kitą savaitgalį. Kaip sak, 2 kibimai buvo, bet tokie iš vis ten peilačiai nedėlį. Vieną tai mačiau, kad į paviršių buvo iškilęs. Gal per vaizdo įrašą matysis, kad srovė nuėjo, kai atsikabino, bet tokie nedėlį iš vis peilačiai. Tai va, tiek pabandžiau, pasižiūrėjau, kaip atrodo. Ir kaip sak, kitą savaitgalį būsim labiau pasiruošę, ir tas oras bus malonesnis toks, nes labai vakarą taip tus vėjas toks biškai pradėjo kilti. Tai, žodžiu, aišku, mes gal tom lydekom tas oras biškai nepatinkti, nes vėjas irgi keiteliuojas tai iš dešinės, tai iš kairės. Tai matysim kitą kartą, kaip sak, pabandžiau. Ir, žodžiu, kažko, aišku, mes baisiai neparodžiau, bet, kaip minėjau, man svarbiausia buvo jums pasakyti naujieną ir, kaip sak, judame į priekį. Su nauju, kaip čia pasireiškus, su nauju turiniu. Na va, tai ką, judu namo ir pasimatysime, kaip sak, už savaitės laiko. Tai iki greito, žvejai.